Kaip po velnių paleisti Kylė 2 ant Windows 10.11? Na, visų pirma, tau reikia žaidimų. Įras arba žaidimų lietuvių kalba pake, arba Archive.org. Kitas dalykas tai surasti žaidimo disko atvaizdą ir jį uždėti. Instaliuoti žaidimą per autorun.exe. Žinau, kad moki next finish. Tada po to tau reikia susirasti disk 1 failą iš žaidimo disko folderio. Ir jį reikia perkelti į instaliuotą žaidimo folderį. Žaidimo folderyje suradus truck.ini failą, jį atsidarius, turėsi pakeisti source ir nurodyti žaidimo direktoriją. Taip darai tam, kad žaidimas iš tavęs nekaulytų disko. Tada nueini į Google ir parašai PC Gaming Wiki, Hard Truck 2 ir ten surasi D2GI. Tai yra fiksas rusiškai 8.1 versijai, tačiau jie veikia ir su lietuviška 7.3. Ten bus 2 failai, juos numesi į žaidimo folderį. Viskas. Nežinojai, kaip vėl išgirsti. Labas, kolega. Pametėsi iki oro uosto. Dabar jau žinai.